šviesos tavo miesto tyloje ir sapnas nepriklauso niekam, tik paslapčia regiu, kur tu bundu randu prisidengiu miestu. Taip, tai sveiki sugrįžę į antrą dalį, pratęsiam mūsų praeitos dalies temą, tai turim jau 7 objektą, tai buvo apleistas fizikos universitetas. Į patį universitetą nepatekom, bet patekom į apleistą bunkerį, kuris buvo po to apleisto fizikos universiteto. Tai vaizdo įraše matosi, kaip sunkiai mes ten bandom jį patekti. Ir tiek tos medžiagos. Kaip netilpsi? Storas. Reikia čia. Aš prieš tos svarbu žiūrėdavau, man baisu būdavo, o dabar po bunkeris lenda tiesiog. Koks sulindimas. Hermas dar vienas hermas. Ką čia turiu? Palauk, kad nebūtų dačiukų. Sen yra. Įėjimas yra. Ai, buvo dačiukas. Ne. Bet senas labai. Išnešta, beveik viskas. Bet bunkeris, seniai bunkeris. Bunkeris. Man patinka bunkeriai. Nu tai ką, pakviečiam jūs. Ir ką pasako, atneštų... Ką? Tai mes šitą bunkerį galim patekti. Tai Hebra galit ateit! Meanwhile. Eik, nahu, kaip jie čia kurvai lipa. Ate. O kur kojas? Aha, blėt, žvengia iš manęs, va, pažiūrėsim dabar, blėt. Bam, šviesa. Šviesiau biškiai. Kaip čia realiai galima buvo pasiūti. Tik žiauriai galės aš jaučiuosi dabar čia. O dabar atradau nustatymas, beveik kiek aš čia. Bam, seniai, žiūrėk, vandens rezervuaras kažkoks išbuvęs. Jau čia ne šiandien tos nustatymas. Jo, nežinau, kas yra, ką veikti. Kažkaip parašyta. Kaip dėtis maskę, evakuacijos būdai. Kaip tu varstį užsidėti. Oh, shit, čia dar kiek kaukių. Černobylis. Girdžiu, pareina mūsų publika jau. Įdomu, kaip jam ten pralysė. O, ventiliacijos patalpa. Bam. Girdžiu, kaip ten stena ir jie. Tai tiek su tuo apleistu universitetu fizikos. Iš to bunkerio išėjom per kitas duris, ten atsidarėm su tokiu vamzdžiu ir viskas. Tada važiuojant pakeliui, aptikom jaunuolius darant grafičius, ėjom pakalbintų grafitininkų. Pasirodo, vienas iš tų latvių kalba lietuviškai, tai buvo įdomu pabendrauti. Nice, bro. What? Jūs iš Lietuvos esate? Jo. Labai. Ne, aš kalbu tikrai lietuviškai. Kalbi lietuviškai? Geras. Darot meną? Taip. Menininkai. O ką jūs važiuojate čia? Jo, mes tyrinėjam, eksplorinam. Taip. Eksplorinai malonus supažint buvo. Taip, buvo labai, nes tikrai. Ну, литовский охуенный. Ну. Вам латышам легче выучить литовский. Ну, это вообще такая редкость. Peršoku į mūsų buvusį paskutinį objektą, tai buvo apleistas kalėjimas. Tai tikrai patiko, man, nežinau, kažkodėl gerą įspūdį kėlė, tokį irgi emociją savo turi. Nors ir nebuvo per daug ten kažko labai įspūdingo, bet tik tai sienos pagrindė, durys, kameros tos savo žavesio turėjo.
man dar paliko neblogą įspūdį, tai tas kalinių kiemelis, ten kur išeidavo irgi parūkyt, į tokias uždaras betoninės vieteles, suoliukas ir lopinėlis žydro dangaus. Tai ta tokia emocija tikrai turėjo, tikrai irgi buvo įdomu. Oho. Aš mačiau, nebuvau būtas. Aha, šitą, ne? Ant tų vinių reikia lipt. Man dar prie žodžio aš nesakyti. Eik, tu salkščiu, žinok, atsargiai. Gerai, jeigu tave laiko, tai aš galiu drąsiai. Žinok, eik dešiniau čia po toje. Nu jo, čia tai vaibelis tas jaučiasi toksai. Dušai. Galėjo kaliniai. Akutė. Eik, tu kokio dydžio čia kalėjimas. Elgis toks. Tai būtent arenu kitaip, tai kameros. Pažinai, kai jie lyginiai galėjo ir mikrofoną žinai. Eik, tu va vienutės kokios mažesnės, didesnės. Bet didesnių, mažesnių, vat. Jo. Tai Izoliatorių. kur po 4, kur po 6, kur po 8. Eik tu. Kur? Skiliai? Va. Eik tu savo. Ką jie šitoje vietoje? Nu, va, tarkim, pilnoj, pažiūrėkit, tipo, balsą pridė, radau vietinį gyventoją. Aš irgi kažkaip buvau Nu, į kavinę seną važiavęs, tai buvo irgi katinas mėgojo. bet tokiai vietoj. Dar kokiai greit filmuoja. Per greit? Dar greit. Biblioteka. Stovi, žinai, vis tiek tu savo darai, žinai. Jo. Šiandieną su Latvija, tipo, Jelgavos apleistam kalėjime. Ten, tipo, žinai, reikia pažiūrėti, kai kuriais metais čia buvo pabėgę kaliniai. Nu taip, reikia įdomiai padaryti, tai vat. Nes yra, čia buvo pabėgę kaliniai bėgo pro ligoninę. Tai kaip. A, O čia kas toksai? Susitikimo. Geras. Pasikalbėjimo būdelės per telefoną susizvanina. Susiskambina. Ten įėjimas buvo. Čia, man atrodo, ar ten skalė. Davai, nu čia. Taigi čia matysis išvažiuotas darbas. Bet čia su detektoriu įdomu būtų prasieiti tą teritoriją. Na, kas įdomiausia dalykai. Nu, Žiūrėk, atkreipk dėmesį dabar visas 3 duris. šitas, ane? Nu, ir dar vienas. Ar matai? Ten gale, ne? Pakelt biškį. Tai laiptai čia buvo kažkokie, nu? Ta prasme, va. Ta prasme, kaip tai dar ant laiptų. Geras suprojektavimas, ane? Nežinau, kai šit per bairį, bet mums labai patiko. Ai, nu. Čia iš tų vaizdelio tokį, žinai. Oba. Krepšinio salė kokia. Sporto salė. Tai čia gal stebėdavo, žinai, įsilipdavo laiptais ir stebėdavo tas kalinius iš to. Jo. Ja, gal ką tik bando bėgti, dzik. Nesismulkindavo, ne? Ką tik bando bėgti, dzik porą į kojas.
Tai su apleistu kalėjimu tiek, perlipam tvoras ir važiuojam į kitą objektą. Nu tai Gustai, lėkim, žinok, mes laukiam jau. Nu. Apleista stovykla, jau gerokai paveikta gamtos, ant stogo auga medžiai, bet buvo gražu pažiūrėti tą visą fenomeną, kaip gamta suvalgo paveikia tos pastatus, tai vat. Čia arba ten buvo... Aha, a tu jūs čia buvę? Aš matau pagal pastatą, ten sporto Nu jo, bet čia tai daugiabučiai ar ne šitie va? Panašu į apleistą stovyklą. Daug namų. Reiks užlipti ant stogo. Medžiai jau, sakykim, galima sulą leisti iš beržų jau. Tokio storumo medžiai vietom va. Gerai įsišaknyja jau. Gamta gerai pasiglemžus visą tą teritoriją. Čia geras klausimas. Šitais, nes gražus tokie keliukščiai. Eini, šitą patikrinsiu ant durų, gal kažką pamatysiu. Pro kur tu čia eini, tai per čia gal? Čia takelis galvoju, gal pamatysiu dar kažką. Sovietinis lakas. Laiko ilgai, žinau. Sekantis eina apleistas kultūrnamis. Radom didžiulę sceną. Sceninį apšvietimą, lempas, pakelimo visokius mechanizmus. To šiaip įdomių dalykų, jungiklių visokių. Čia tas kyla į viršų. O, velnias. Čia apšvietimas įdomus. Tukai, žiūrėk, trosai visokie, lempos. Šitos kino Nu, lempos. užsižiūrėti. Oi, iš kur tos lemputės? O čia tai lampačkos. Nieko savo erdvės. Tada einame prie 10 objekto, sporto klubas, pavadinimu Adrenalinas. Kažkada vykdė ir, manau, kitokią veiklą, tai ar buvo ar parduotuvė, ar salionas kažkoks, bet paskutiniai duomenys buvo, kad sporto klubas. Taip, tai šiaip gana tuštokas, griuvėsiai, nieko įspūdingo. Kas labiausiai sužavėjo, tai ta augmenija, ko gero, ant langų, kai pasiglemžė irgi gamta. Tai va tiek, ant stogo užlipom geros būklės. Šitam objekte tiek. Mes šokam ant stogų